ir gerumo mūsų namams, kantrybės, ištvermės. Rugsėjo 1 Šiauliuose prasidėjo skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės. Čia surengta tradicinė mero pamoka moksleiviams ir studentams. Visuomet išgirdę, kad ateina rugsėjo 1, jaudinamės. Jaudinamės ir prisimenam tos nuostabius metus praleistus mokykloje. Naujieji mokslo metai Šiaulių universitete tradiciškai atidaryti iškilmingų renginių pirmųjų rūmų kiemelyje. Universiteto bendruomenę sveikino rektorius Vidas Lauruška, Seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Sveikinu Jūsų naujų mokslo metų pradžia, vieną gražiausių švenčių mūsų akademinėme gyvenime. Linkiu Jums abipusės pagarbos ir tolerancijos, kūrybingumo, pasitikėjimo ir įkvėpimo naujiems sumanimams ir siekiams. Kad ir su kokiais sunkumais tektų susidurti, visada atsiminkite, kad reikia žvelgti į kalno viršūnę, nes tik šitaip matoma didybė. Neužmirškite to ir tegul jokia atrodytų sunkiausia problema netima iš Jūsų drąsos. Linkiu sėkmės ir ryžto vieniems tęsiant, kitiems pradedant mokslus, atkaklumo ir kūringumo einant studentų keliu. Tas kelias nerimas, darbas, kova. Studijuokite garbingai, veržkitės į priekį. Aš 2 kartų Šiaulių universiteto, prieš tai buvusio Šiaulių pedagoginio instituto absolventas, nuoširdžiai galiu pasakyti, kad Šiaulių universitetas turi super galingą komandą. Noriu palinkėti ateinantiems metams vienybės, vienybės, vienybės. Mūsų miestas yra Lietuvos miestų tarpe galbūt išskirtinis, kad turime universitetą. Ne visi Lietuvos miestai turi universitetą ir mes tuo didžiuojamės. Man labai džiugu buvo klausyti Jūsų rektoriaus kalbos, kad universitetas nuolat ir nuolat tobulina savo materialinę bazę. Jame veikia daug kultūrinių, sportinių būrelių. Aš taip pat kviečiu studentus nepamiršti, kad studentas nėra vien tik šio universiteto studentas, jis yra ir miesto bendruomenės narys. Štai vėl džiugioji mokslo metų pradžia. Jūs su naujomis jėgomis pilni energijos, gerumo ir ištvermės pradedate kelionę į mokslo viršukalnę. Šitoje kelionėje būkime viena šeima. Linkiu garbiesiems dėstytojams išminties ir supratimo, o studentams dėmesingumo ir atidumo, kad būtume viena šeima, trokštanti tobulėti, augti meilėje, tiesoje ir šventume. Rektorius ir Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentė Gabrielė Gendvilaitė pasveikino 34 000-ąją Šiaulių universiteto studente tapusią edukologijos fakulteto pirmakursę Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės narę Tatjaną Veržbickają. Aš noriu palinkėti visiems sėkmingų ir prasmingų naujų mokslo metų. Naujuosius mokslo metus Šiaulių universitete pradėjo per 1000 pirmos pakopos ir magistro studijų programų pirmakursių.